Ne viena diena per 3 pasaulio klimatologijos šimtmečius negali būti sulyginama su tuo, kas įvyko planetoje kovo 6 dieną. Tačiau prieš sužinodami, kas nutiko šią dieną, siūlome jums klimato įvykių apžvalgą, įvykusių vos per vieną savaitę, nuo kovo 1 iki kovo 7 dienos, kurie leis jums atverti akis į tai, kas vyksta mūsų planetoje ir suprasti, su kokia problema žmonija susidūrė. Neįprastai šiltą ir sausą vasarį visoje Europoje pakeitė kovo mėnesis, atnešęs ekstremalius orus su lavinomis, potvyniais ir nuošliaužomis. Nuo 2024 kovo 1 iki kovo 5 dienos per Europą nuvilnijo virtinė audrų. Italija. Liūtys ir daugiau nei 100 km/h vėjas sukėlė nuošliaužas Ligūrijoje ir potvynius Aleksandrijoje, Piemonto provincijoje. Sardinijoje sniegas iškrito net kalnuose, o tai šiam kraštui itin netipiška. Lavina užblokavo tunelį, izoliuodama daugiau nei 6000 žmonių 3 kaimuose Alpių regione Gresonei. Ligūrijos jūros pakrantėje užfiksuoti vėjų gūsiai siekė iki 180 km/h ir bangos buvo iki 5 metrų aukščio, o Savonos uostamiestį užklupo tornadas. Graikija. Blogas oras į Pieriją atnešė chaosą. Gatvės pavirto upėmis ir namai buvo užlieti. Eismas kalnuose buvo sustabdytas dėl apsemtų kelių. Vokietija. Tuo pat metu kovo mėnesį į Alpes grįžo žiema. Bavarijoje iškrito iki 25 cm sniego. Airija. Transporto sutrikimas Didžiojo Dublino rajone, potvyniai ir mokyklų užtvindymas kovo 1 dieną atsirado dėl netikėto sniego. Sniego masai pasirodė daug didesni, nei prognozavo sinoptikai. Turkija. Kovo 5 dieną Antalijoje prasidėjo audra, kurios metu susidarė daug vandens viesulų. 2 iš jų užlipo į krantą ir sukėlė milžiniškus sunaikinimus. Vienas iš viesulų nukeliavo net 12 km ilgio taku, palikdamas 80 metrų pločio sugriovimų juostą. Viesulas vartė medžius, sunaikino 300 hektarų šiltnamių, išdaužė namų langus, nuo stogų nuplėšė daugybę saulės baterijų. Rusija. Kovo 2 dieną Primorsko regione, kur siaučia natūralūs gaisrai, pirmą kartą buvo užfiksuotas ugninis viesulas. Серега, сюда беги! Tai retas gamtos reiškinys – dūmų, ugnies ir pelenų sūkurys, kurio viduje temperatūra siekia kelius šimtus laipsnių karščio. Paprastai tai vyksta natūralių gaisrų vietose, kuriuose pučia stiprus vėjas. Tačiau šią dieną meteorologijos stotys gyvenvietėje užfiksavo labai silpną vėją. Pietų Amerika. Peru. Kovo 2 dieną 2 sunkvežimiai, važiavę centriniu greitkeliu, buvo sudaužyti krintančių akmenų. Vairuotojai per stebuklą liko gyvi. Nuošliauža įvyko dėl stiprių liūčių Huaroči provincijoje. Argentina. Kovo 3 dieną Corrienteso miestas patyrė didžiausią stichinę nelaimę savo istorijoje. Čia per 4 valandas iškrito daugiau nei 300 mm kritulių, iš kurių 200 iškrito vos per 1 valandą. Tai daugiau nei vidutinis mėnesių kritulių kiekis. Liūtį lydėjo uraganiniai vėjai, kurių gūsiai siekia iki 140 km/h. Dėl to daugybėje vietovių buvo nuplėšti stogai, išversti medžiai, dingo elektra.
pablogindama nukentėjusių gyventojų padėtį maždaug 150 vietovių. Nelaimės metu užfiksuoti plėšikavimų atvejai. Buvo apvogta vaistinė ir juvelyrinių dirbinių parduotuvė. Provincijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Afrika. Libija. Keistas reiškinys į pietus nuo Tripolio sukėlė paniką tarp libiečių. Aktyvistai socialinėse tinkluose išplatino nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose matyti didžiuliai trūkimai žemėje. Kai kurie iš jų yra 15 metrų ilgių ir 4 metrų pločio. Stebėtina, kad regione nebuvo seisminių įvykių, kurie galėjo sukelti šį bauginantį reiškinį. Ekspertai bando išsiaiškinti to, kas įvyko priežastį. Šiaurės Amerika. Jungtinės Amerikos valstijos. Kovo 1 dieną Kalifornijos kalnus užklupo pavojinga gyvybės sniego audra. Per 3 blogo oro dienas kai kuriuose vietovėse iškrito daugiau nei 3 metrai sniego, o vėjo greitis vietomis siekė 230 km/h, gūsiais iki 305 km/h. Dėl uraganinio vėjo ir prasto matomumo keliai buvo uždaryti, įskaitant 100 mylių tarp valstybinį 80 greitkelį. Kai kuriems vairuotojams prireikė skubios pagalbos, kai jų automobiliai įstrigo sniege. Dešimtys tūkstančių namų liko be elektros. Azija. Pakistanas. Smarkios liūtys ir gausus sniegas užklupo šiaurinius ir vakarinius Pakistano regionus, dėl kurių kilo nuošliaužos ir sugriuvo namai. Mažiausiai 37 žmonės žuvo ir 50 buvo sužeisti. Iranas. Sistano ir Baliučistano provincijose padėtis yra labai sunki. Smarkios liūtys, potviniai ir žema temperatūra šią vietovę kankina daugiau nei 20 dienų, o žmonės negali grįžti į normalų gyvenimą. Kritulių kiekis pasiekė neįtikėtiną lygį. Per 20 dienų vietomis iškrito tiek daug, kad taip prilygo pustrečių metų lietaus kiekiui. Beveik 2000 kaimų nukentėjo nuo potvinių. Užblokuotas patekimas į 178 kaimus. Ne viena diena per 3 pasaulio klimatologijos šimtmečius negali būti sulyginama su tuo, kas įvyko planetoje kovo 6 dieną. Okeanijoje, Azijoje, Afrikoje ir Amerikoje užfiksuoti tūkstančiai karščio rekordų. Nacionalinis Karibų jūros mėnesio karščio rekordas buvo pasiektas Dominikanoje 34,5 laipsnių Celsijaus. Ši diena tapo karščiausia kovo diena istorijoje. Kostarikoje užfiksuota 41 laipsnis karščio. Tai istorinis rekordas. Taip anksti Centrinėje Amerikoje dar niekada nebuvo taip karšta. Centrinėje Afrikoje, Čade, temperatūra siekė beveik 54 laipsnius Celsijaus. Karščio rekordai užfiksuoti nuo Ganos vakarų Afrikoje iki Pietų Afrikos, kur Punda Marija mieste buvo užfiksuota 41,1 laipsnio temperatūra. O Tuang Duong vietovėje Vietname užfiksuota anomali kovo mėnesio 39,9 laipsnių temperatūra. Kinijoje, Hainano saloje, maksimali temperatūra pasiekė 40 laipsnių Celsijaus. Tai precedentų neturinti situacija pavasario pradžioje. Tailande maksimali temperatūra siekė 42 laipsnius Celsijaus. Visoje Indonezijoje kovo mėnesį buvo sumušti visi ankstesni karščio rekordai. Kiekvienais metais mes matome, kaip mūsų planetoje blogėja klimato situacija ir viskas juda pasaulinės katastrofos link. Tačiau dabar dar turime galimybę ją sustabdyti ir užtikrinti savo saugią ateitį. Sekite mus, kad gautumėte informaciją laiku.
Norėdami suprasti, kaip jūs galite užtikrinti savo ateitį, siūlome susipažinti su informacija pateikta forume Pasaulinė krizė – atsakomybė.